Aš esu Jonas Astašauskas, buvau areštuotas 1947 m. vasario 4 dieną ir pirmiausia papuoliau į tardymo kamerą Kybartuose. Byloje taip skamba už dalyvavimą antitarybinėje fašistinėje gaujoje. Padėjom partizanam ir priešinomės, kiekam galėjom visokiais būdais. Išdavė, matai, partizanus įkišo NKVDistų ir šitaip iššifravo. Sau platinom spaudą nelegaliai. Rinkom ginklus, ką po karo buvo likę šovinius. Turėjau jie bunkerius slaptus, pas juos būdavo reikia nueit. Pranešt, papasakot viską, kaip kas darosi aplink. Nebijojot? Dabar galiu atsakyti eilėraščių į tą baimę. Aš nemačiau pražydusių purienų ir žaliais lapais papuoštų beržų, kada niūrios nelaisvės dienos už gruntų slinko pamažu. Aš negirdėjau balso gimto žemės ir darbščios bitės dūzgiant žieduose ir nežinojau, ką rytojus lėmė, ką rasiu ežeruose rytuose. Pro langą grotomis išpinta, tik tai dangaus meilinę temačiau, į mane guodė rytų išvintant ir kada saulė labanakt sakiau. Ne vieną ir naktėjai mačiau meilydę žvaigždėmis nusėtą ir skausmas kildavo širdyje, kad neilgai ją teks regėti. Žinojo vergo kelias ilgas, kad laimės ten nėra širdis, kad toj šalyne auksą žvilga tik skamba pančių geležis. Žinojau laukia sunkus darbas, alkis ir šaltis, gal mirtis, už tai, kad gyniau šalies garbę, už drąsus norus ateities. Ar kada grįšiu nežinojau, ar laisvė dar kada nušvis, bet priekin eiti nebijojau, eisėjo su manim viltis. Tai va ir nebijojau. Taip ir buvo. Koks buvo tų partizanų likimas, kur jūs su jais bendradarbiavo? Visi žuvė. Tai ne visi prisidėjo, žinot, kiti nebijojo, kiti nenorėjo, kiti viskai tarybas palaikė. Tai ką dabar, visokių buvo tų žmonėlių. Kad nebūtų išdavę, tai būdavo daug žmonių likę neištremtų. Bet kad matai, mūsų žmonės lietuvėliai vargia, kad gal kaip įkas kitą, tai taip ir skubinasi. Kaip atrodė tie tardymai kalėjime? Kaip visą tai buvo kankinimai? Tai man laimė, kad aš apsėjau be vertėjų, tai tik viens daužydavau, kad visai rusiškai nematai, čia ėjau kursus rusų kalbos ir man pravertė paskui per tardymus tas. Tai žinokit, tada dviese daužo ir vertėjas ir kavedestas, o mane tai tik viens. Kalėjime nieko nematai, langai yra, bet uždaryti, tokį namornikais vadydavo lentom ir tik plyšys į viršų, tik dangų matai. O atvarėjo į antrą aukštą, per langus viskas žalia, žaliuoja, žiūro net įsižiūrėjęs, tas rusas žiūrėjo, matai, gražu, tik ne tau. Išvešim, kur baltos mieškos, tai žinos. Sakau, ir ten iš tie žmonės gyvena. Gyvės ir toli mergutė nenorėjo įsidais net prieš tu, tai kaip šiandien aš įmatys. Kad pasakė, bjaurau rusiškai. Tai, išgyvenau ir ką tu jam. Atsimenu, įmeta į kamerą žmogų, matom, kai jau jis reiškia parvežtas iš rusų vatinkom jau, ir tai jisai prižiūrėtas, bet ne rusas buvo, kažkai gruzinas koks ar kas, tai jis vis Kaune gyvenu, sako, žinai, būk geras, nueik va tokiu adresu pas mano žmoną, pasakyk, kad aš čia liet. Nuėjau tas prižiūrėtojas. Panryt jau maisto tam atneša žmogui. Paskui kitą kartą buditas pats atsidaręs, durėse kalėjimų buvo tokia karmuška vadydavo. Langelis, sakė, iš pastovų žmona daugiau neįsutė, kurį sakė, prigirdė, kad aš kaip tik namus radau. Žinot, nežinau, kur vyras, o kada pranešė, tai koks džiaugsmas čia, tai kalėjimų viršininką apgavau vienu kartą. Buvo kalėdorius, priešais mūsų duris kameros, buvo to žydelis buvo. Kirkilovskis viršininkas, bet vis matai žydas, tai žydas ir suktas velniukas, negali sakyti. Tai dabar, žinai, atidaduris, paimki duoną. Aš tikėjau, jis te kur nusisuko laikraštis, aš tą laikraštį greitai antį duoną ant rankos, kur deit. Kviečiu šluotą surištą, mes kad rišom tą šluotą, susukom, užrišau, tik spėjom pastatyti. Aš Tašockas, kur dėjai laikraštį, kokį ponas viršininkė laikraštį, jokių laikraščių nemačiau. Ką tu man sakai, aš žinau, kad tu jį paėmėjai.
Aikit visi lauko, vasarą karštą kamerų pilna tvanku. Būdavo leidžia 15 minučių pasivaiščiot. Pusvalandis, beveik valanda, mes savo tik kveipuojam tyru oru, plojam delnais. Ateina, aikit į kamerą, matau, kai jis laikrodžių nerado. Nu, matai, sako, viršininkė, apkaltinot mane prieš visus draugus, šitaip negražiai, nu, ar taip galima, nu. Aš žinau, kad tu jį paėmėlė, kur tu jį padėjai? Taip, žiūrėjai pro tą akutę duris, kokias 2 dienas, kada išimsim pašvilk, mes jo neimsim, ten tiek. Kaip jis užmiršo, tai tada jis ėmėm ir vat nesusiprotė tą šluotą atrišt, pažiūrėti, iškratė viską, išvertė visus tėmus skudurėlius. Kamerų buvo paskirtas seniūnas, būtų te jau administracija, va, tu būsi seniūnas, tu čia prižiūrėsi, kad būtų tvarka kamerų, kad toks buvo Vasauskas iš Kėdainių. Nutarėm, kad jis per jaunas, reikia rimtą žmogų rinkti, nu tai kaip dabar rinkti, nu tai ką siūly, nu tai te tokį Žilinską iš mūsų, čia krašto, iš Gražiškių ir tokį, ir tą poną Lapienių, nu 2 kandidatus. Tai paimam 2 degtukus, vienu galvutę nulaužiam, kitą sveiką ir ant kampo stalo šitą rankas sudeda, tarp rankų įkiša tuos degtukus ir užrašom akim turi ateiti ištraukt kandidatas. Nu tai pirmą traukia tas kitas, tas Žilinskas, bet turi nerodyti. Paima tą degtuką, reikia į kampą ir kapans ištrauks, paskui sulygysim, kad rusų galva tas seniūnas. Tai tas ištraukė tą degtuką, o tas žiūrėjo Lapienius, tas ponas mokytojas, kaip tas traukia. Tas nuėjo į kampą, tai tais rankas šalin, nusismūkė kelnes ant kampo stalo, užpakalį atkišo. Tas atėjęs to degtuko per tą griaugį, ieško to degtuko, kad trišo akis. Kapso kliko atėjo, prieš kas čia darosi, ką jūs čia sienas verčiat, matytum, koks tai buvo riksmas, koks klyksmas. Ir dar buvau Morzės abėcėlę įsirašęs ant skudurių. Ir tą čia, žinai, įkišęs. Ir tuoj dabar žydas atėjo. Einam, nesivarė į savo tą kabiną, čia randa tą piekštuką, atvaro, gitos čia mano skylės ir sėkiu išvelka tą skudurį su Morzės. O kas čia? Morzė, nu Morzė. Tai kaip čia muša, tai tep, tai nutep. Tai aš dabar prie pylos, sakė, tau prikabysiu. Sakau, galit kabyti man, tas pats jau aš žinau savo likimą. Tai atėmė į tą Morzę man, nes tie kabino prie tos bylos, ne jam tai reikia, numetė iš šiukšlės jau pieštuką, konfiskavo, nu ką, nevalia. O ir matai, buvo kamerų išdavikas. O taip kiti, žinai, nu, praeina tas, nu, pabaigė, atsipeikit po tardymų ir veš posėdį, ir veš, žinai. Tik, žinai, čia. Jauni žmonės daugumų buvo visi, tai kur tu tie, žinai, kur tu tie nurimsi. Kalėjime, kiek aš buvau, prie manęs nebuvo, kad girdėti, kad ten numirtų kas. Vis tik, žinai, žmogus daug gali iškęst. Būdavo, iš dardymų įmetė į kamerą, žmogus leis gyvis. Pabūna porą dienų, atsigauna ir vėl krūta po valį. Tai rūkymas buvo labai jau madonu ir aš tada rūkiau, žinoma. Na tai su tokiu Daudoniu iš Prienų sutarėm, kad mes rūkyt. Nu gerai, sutarėm, reiškia, nerūkyt. Bet jeigu katras pradėsim rūkyt, 50 spritų į kaktą. Na, kaip turi laiko, tai taip įsitreniravęs, kad... Nu ir jau man praneša žvalgai, kad po narės palindės rūkė Algis. Na, Algi atnešk makaulę. Tai aš 25 spriktus sudaviau, tai žinai, čia beveik kaip kiaušinis guzas sušūko. Prašo, kad dovanotigi atsileiskit tuos 25 spriktus. Nu, kaip visa liaudis, visa kamera. Nu, tegu atsileidžia tas sutanimas. Nu, ir jis vis tiek paskui rūkė, atėjami tuos kitus 25 spriktus, kaip jau atsileido. O aš paskui nerūkiau ilgus laikus, jeigu išvežė į lagerį. Tai paskui mano draugas čia toks atsiuntė į lagerį pjaustyto tabako visą dėžę. Nu, tai kaip to vėl nerūkėsi. Na, kad turi... O kiti tai už duoną duodavo savo normą rytinę duonos, kad duot jam vieną susisuktą papirosą. Tegu įvėlė rūkymas, tai ir buvo bjaurus dalykas, kiti per tą rūkymą visai dasivažiaus, kad grinai sužlugo. Vietinė valiuta ir brangiai valiuta, kaip doleris panašiai, ar euras.
paskui iš Vilniaus kalėjimą, tai į šiaurę, į Komiją nugrūdo. Neilgai buvom sumaiščiai su šitais kriminaliniais nusikaltėliais. Tai buvo bjauriausias tas lageris laikė. Komija yra kurio vietoje? Komijos autonominės šiaurėje. Autonomijos komijos. Tai žinok, tie vagys galvašučiai, tai tiek, būdavo, kas gauna siuntinį, tai atima viską, bet paskui atskyrė politinius atskirai ir mus į Kazakstaną, į Karangandos sritį prie Balchašo, į molibdeno rūdniką. Tai 7 metus po žemę išdirbau. Kai kurmis. Bet mane pristatė prie keltų, kur rūdą kėlė ir aš niekur kitur. Kiti tai, kur griežiai, kur tas rūdas, kur spraudino, tai tie viskai daug didesnė porcija duonos davė, o paskui, kada jau pradėjau mokėti šiek tiem kaliniem, jau paskui po Stalino mirties, tai visi norėtų uždarbio, aš nejau ant to brangaus uždarbio ir mano laimėjau. O kada granite, kvarco gysla, yra to molibdeno visas kvarc, akmenytė ir grėžė jau tos dulkės. Tai kurie tie grėžė, jau nei vieno seniai gyvo nėra iš mūsų. Palojom delnai, kad Stalinas nusivertė ir pagerėjo, žinai, neužilgo pradėjo gerėti lagerį ir maistas pagerėjo ir tai prižiūrėtojai buvo jau švelnesni ir kad jie ir bijo visi to Stalino. Ne tik mes. ...58 vasarį grįžo. Tai mane su mama paleido, o žmonos kita buvo šeima ir jie neleido. Tai dabar sakau, lauksim, kol... Mama sako, nelauksiu, važiavau kaimyną ir mama sužeis į Lietuvą. Parvažiavau čia, parėjau, žiūri tas dabar, o jis buvo pasirašęs, tas žmogėlis toks kėčius, kad mama išvežtų. Bet 2 kaimynų parašo netrėmė. Turėjo 2 kaimynai pasirašyti. Ir jūsų atžvilgiu pasirašė? Taip, tai mane tai raštau, paskui mama trėmė jau, mama ištrėmė 48, gegužės 22, o mane 7. 2 kaimynai pasirašė, matai galvo liks triubelės. Kaip buvo tas susitikimas? Aš žinau, šypsausiau, jie žinai, nesijautai gerai. Bereikalo jie tie rašėsi, bet ką dabar? Tas nepasirašęs, tai būt kits pasirašęs vis tiek. Kad žinot, kaip jie kiti džiaugiasi, kaip čia jau 2 kartą užėjo rusai, dabar tai pagyvėsim. Tai ilgai pagyvėno, suvarė į kolūkius ir paskui visi jau keiksnojo. Kad čia svetimi valdo ir nieko tau gero neduos, nei vieni, nei kiti. Mano brolis tai buvo Plechavičiaus armijoje. Prie vokiečių čia jie galvoja ir Plechavičius susidarys armiją ir mažu čia kada jau vokiečiai trauksis biskyda juos čia išvys rusus, mažu sulaikys, ką tu čia vargę sulaikysi. Mūsų žmonės, kad tik ateis svetimtautis, tai vieni rusam šoko padėti, paskui kiti vokiečiai ir šitą įsidilginom, kad ilgam laikui. Būt lietuviškiem. Ir mažiau biskį geirimų. Jauniem. Jau mes seni tai jau nepajėgiam gerti, o jauni tai pajėgia, tai jie ir traukia kiek talpa. Na, va šitas blogiausias ir dalykas, kad ar neprasigers mūsų lietuvėlį. Jūs minėjot, kad linkit lietuviškumo. Kas jūsų galva yra lietuviškumas? Kuo pasireiškia? Nu ką, aš dabar šitą klausimą nežinau nei ką atsakyti, brolau. Nu, matai, lietuviškumas. Tai vienu žodžiu, jeigu myli savo tėvynę, tai turi būti lietuviškas, niekur nedingsi, čia klausyk. Bet kad matai dabar jaunimas viskas nori įsibėgioti ir nežinia kaip mes čia. Mes, katrie buvom, tai daugumą išlaikėm tą lietuviškumą, o dabar žinai. Galite sakyti, kad už tokią Lietuvą ir kovoja? Nu tai taip, žinoma, yra ir dabar visokių, žinai, juodų dėmių, bet nieko nepadarysi. Vat jūs ištaisysit.